Gavom užklausą iš buriuotojų, realiai pradžiai aišku atrinkome medžiagas, kad jos atlaikytų UV spindulius, puikiai išgarintų drėgmę, būtų pakankamai lengvos ir nevaržytų judesių ir suteiktų maksimalų komfortą. Taip pat po to vyksta visas medžiagų karpimas, tai yra eskizų ruošimas, lekalų ruošimas, siuvimas, platiriavimas, logotipo aišku sudėjimas, Lietuvos vėliava, vytis ir galiausiai matavimas, testavimas ant pačių buriuotojų ir jeigu reikia pataisimų ir galutinis rezultatas. Būtent šie marškiniai yra pagaminti iš Thermocool verpalo. Jie puikiai reguliuoja kūno temperatūrą net aukščiausiom temperatūrom esant. Taip pat jie apdirbti sidabro jono apdaila, kuri nužudo bakterijas, kurios sukelia nemalonų kvapą. Taip pat, kaip matote, esminėse vietose, tai yra pažastyse, šonėse dalyse bei vidinėse rankų dalyse įdėtas funkcionalus ir elastingas tinklelis, kuris ne tik išgarina drėgmę, bet tačiau suteikia papildomą komforto ir nevaržo judesių buriuojant. Į šią aprangą sudėjom geriausiai, ką galim ir tikimės, kad grįžite su geriausiais rezultatais. Ačiū Audriui tau ir tavo komandai už šitos puikias aprangas, jos tikrai padės mums nesudegti saulę ir laimėti varžybas. Ačiū Thermowave. Gero vėjo. Vėjo.